Laidą pristato didžiausias transporto skelbimų portalas autoplius.lt. Šioje laidoje nebus nė vienos avarijos su motociklais, tačiau turime prisiminti, kad norint ir toliau išvengti avarijų su jais, nuo šiol į galinio vaizdo veidrodėlį turime pažiūrėti 2 kartus. Sveiki, čia Reidas. Girtas džipo vairuotojas, nepataikęs į požeminį tunelį, atsirado magistralėje šalia Vidmantų, per avariją vėl žuvo briedis. Girtas parketinio visureigio vairuotojas, štai šią mašiną paviešino darboholikus iš nelegalios darbo biržos. Per girto vairuotojo sukeltą sumaištį jie užėdė sužeisti vaikai. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Savaitės skaičiai. Apie tai Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos biuro vyresnysis inspektorius Saulius Vilčiauskas. Per praėjusią savaitę Klaipėdos mieste įvyko 12 avarijų. Sužeisti 2 žmonės. Kelių policijos biuro pareigūnai išaiškino 168 kelių eismo taisyklių pažeidimus, 5 vairavo transporto priemonės būdami neblaivūs. Tokių čiūdų dar nemačiau. O čia tai geras. Prisipažinsime, su tokio vairavimo pavyzdžiais tenka susidurti itin retai. Pagalvokite patys, važiuoja savo džipas kaimo keleliu kažkur tarp Šlapšilės ir Šakinių gyvenviečių, kai staiga prieš pat požeminį pravažiavimą po magistrale, džipas nesuvaldomas ir įkopęs į 4 metrų aukščio šlaitą pasimauna ant atitvaro. Jeigu ne atitvaras, Opel Monterėjus būtų važiavęs toliau, bet kad jau pasimauta ant iešmo, tai vairuotojo ir dingta. Mes apakę. Apakę buvo ir žmonės ten apačioje. Marti man mėsos atvežė rūkyti. Aš pasiėmiau ir sėdau ir nuvažiavau. Sūnus iš paskos už kelių minučių atvažiavo. Mašina kažko neužsivedė. Sako, nematė džipas pakabintas. Sako, kur? Sako, ant pertvaros. Sako, baig, sako, aš vaikščiau šitą. Kaip jums patinka toks pavairavimas? Aš čia reikia sugebėjimą. Nesuprantu. Bet iš ten parvažiuoti, va, jūsų keleliu. Taip, bet kaip įlipti, tai kokiu čia greičiu reikia įvažiuoti? Čia yra džipas rimtas, bet kaip jie neapvirto, tai va šito tai aš nesuprantu. Nu kiek betrūko, jeigu dar šitą. Būtų ant stogo ir būtumėm čia mes jau krepšius dėję. Ne, na jūs pažiūrėkite, kaip būna. Vėžės rodo, kad kabinta žvyrkelio kelkraštis ir po to inirtingai ir metodiškai kopta su 4 varančiais ratais į kalną. Automobilis priklauso Klaipėdos rajono gyventojai, gyvenančiai netoliese, ir nukrapšius džipą nuo atitvaro pasileista tuo pačiu keliu ieškoti šio unikalaus pavairavimo autoriaus. Jis rastas prie savo sudegusių namų ir kad vairavęs Opelį nesigynė. Labas vakaras, mielas ponia. Uždaryk turi. Poro mašiną prašiau, kas buvusios stovi ten. 144. Gerai, 144. Pons Georgijau, paaiškinkit, kaip jūs atsidūrėte va toj vietoj, va tokio keistoj? Pilietis Georgijus pripūs tik lengvą girtumą ir tai tuo labiau neatsakys į klausimą, kaip šitaip reikia sugebėti. Tiesa sakys, kad gėrė po avarijos, bet tai visai ne tema, nes tai negelbėja nuo atsakomybės niekaip. Beveik tuo pačiu metu, kol magistraliai vyko šie dramatiški įvykiai, Kretingos rajone už Vidmantų gyvenvietės kelyje Palanga-Kretinga automobilis Audi važiavęs nuo Palangos susidūrė su briedžiu. Gyvis po avarijos dar sugebėjo peršokti griovį su vandeniu ir kiek pabėgėjęs nugaišo. Reikia pripažinti, kad susidūrimas lemtingai laimingas. Žvėris neįvirto į automobilio saloną, kuriame be vairuotojo dar buvo 9 mėnesį esanti ne viena jo pati. Važiavau su žmona, kalbėjom. Dviese nevažiavau? Jo, dviese. Iš Dakario, kaip tik, nes 9 mėnos žmonai. Nu, važiavom ir iššoko briedis. Iš kurios pusės iš čia? Iš kairės. Iš ten, ne? Dešinė. Nu ir ant stabdžių greitis buvo nedidelis, 70-80. Nu, pagal stabdymo kelią matau. Ja, ir viskas. Nutrenkiau, sustojau. O iš priešais buvo mašina? Aš žinok, nepastebėjau. Iš galo sustojo mašina iš karto, priėjo, paliko savo kontaktus, nes matė, kad buvo. Tai be šanso važiuot buvo? Grinai be šansų, nes, jisai čia stovėjo, važiuoja kaip normaliai, net palikti stabdymo kelią matos kaip dar.
Besilaukiančią moteriškę Audi keleivę apžiūrėję medikai nuramino. Viskas tvarkoje. Tuo tarpu mes priminame, kad šalia Vidmantų šiais metais per avarijas jau žuvo antras briedis. Pirmasis 2 metų patinas žuvo naktį susidūręs net su 2 automobiliais. Šį kartą Audi vairuotojui avarijos nepavyko išvengti dieną, nes tik akimirksniu buvo nukreipęs dėmesį nuo kelio, dėja tai buvo vienintelis blaivas siužetas šioje laidos dalyje, o tų dalių yra tik 2. Šeštadienio rytą už Dovilų buvo nesuvaldytas automobilis Toyota RAV4, kuriuo važiavo 3 piliečiai. Visi pakaušė, todėl gyvi, byloja liaudės išmintis. O mes sakome, kad vyrus išgelbėjo suveržti saugos diržai per pilvą, nes ravas kūliais laukose ritinėjosi ilgai ir vyrai net tiksliai suskaičiavo 9 kartus. Iš tikrųjų 9 kartus vertėsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28. Aš manau, kad jūs labai gerai skaičiuojate. Ar jūs kokioj matematikai mokinotės? Jūs toj mašinai buvot? Buvom. Neskauda akis jums? Ne. Normaliai? Nors vieną kitą matau, bet išliko sveika. Supratau. Nes labai smarkiai čia biškitai. O iš kur jūs atvažiavote apskritai? Nu, iš ten pusės, jo. Jo, ir bandėm įsisukti ir neišdegėm. Visi gyvi sveiki? Jo. Kas svarbiausia, kad visi gyvi. Ну, va. Svarbiausia, kad visi gyvi. Ну, tik tai tiek атаки, вот это, тяжелое. Господин Сергей, сколько раз переворачивались? Говорят, 9. 9 раз. 9 раз? Да. Ravo vairuotojas tik patvirtino, kad jie vertėsi 9 kartus. Ir kitą kartą, aišku, kai atgaus vairuotojo pažymėjimą, jis šitą posūkį bandys įveikti kiek lėčiau. В поворот вошел на 90. На 90? Да. Значит, в этот поворот на 90 нельзя. Ну, здесь надо на 80 ходить. Štai tokia šeštadienio ryto istorija. Kažkur Klaipėdoje prie kioskelio Sergejus susirado 2 draugus, lauko darbininkus, kad čia jo sode padirbėtų. Tačiau, kad iki to sodo nenuvažiuota sudužus kažkur tarp Baičių ir Šiuparių. Šeštadienį po pietų Liepojos gatvėje šalia Vasaros estrados automobilis susidūrė su dviratininku. Vieną automobilį vairavo sūnus, antrų važiavo mama. O avarija įvyko mamos akivaizdoje, kai jo sūnaus vairuojama Mazda susidūrė su dviratininku, kuris pasak šeimos nestumė dviračių per perėją, o važiavo šalia jos. Jūs važiavot antrą juostą? Aš važiavau antrą juostą. Taip. Ir pradėjau stabdyti. O jisai važiavo ar važiavo dviračiu? Važiavo čia, vat prašyti. Ir ne per perėją. Vaikinas ką tik įsigytą automobilį rideno pas meistrus, kad sutvarkytų rankinį stabdį. Su stabdžiais problemų šiame automobilyje yra. Stabdo ratai skirtingai, o ir tas stabdymo kelias toks nemenkas. Kiek galima įginti tokią mašiną, paklausėme vairuotojo, pažymėjimą turinčio jau 3 savaitės. Kokiu greičiu gal pastebėjot važiavot? 60? 60 km per valandą. 13-15 metrų stabdymo kelias paliktas ant sauso asfalto rodytų 50 km per valandą greitį. Dabar to stabdymo kelio išmatavimų neužtenka net 30 metrų ruletės. Gintasi kokią 70-80 km per valandą greičiu. Per avariją dviratininkui sumušta galva po apžiūros ligoninėje, jis paleistas gydytis namo. Toli nekeliausime nuo šios vietos, nes kita istorija atsitiko už kokių 75 metrų. Taigi šeštadienį netoli tos vietos, kur į incidentą pateko dviratininkas ir žalias vairuotojas, viename Kretingos gatvės kieme kilo smulkus incidentas, kuriam ištirti buvo pasitelktas alkotesteris, kaip papildoma priemonė katastrofai tirti. Tačiau avarijos sukėlėja iš pradžių pūsti nenorėjo. Sutinkat pasitikrinti dabar savo girtumą? Už ko? Kad esat neblaivi. Aš nepadariau. Aš neklausiu, jūs padarėt ar nepadarėt. Ar jūs sutinkat pasitikrinti? Nesutinkat. Šita moteriškė sėdėjo mašinai ir norėjo važiuoti. Ir matyt, pavaros neteisingai buvo įjungtos ir jinai, kai raktelį pasuko ir optelėjo į priekį. Ir paskui atsitrenkė ir atgal pariedėjo. Ir dabar jinai neišlipa, aš sakau, gal tu išlip, ką nors pasakysi mums. Sakė, ne, aš nepasakysiu, ko nori, čia nieko neįvyko. Nu, kiek čia įvyko, bet svarbiausia, kad aš įtariu, kad žmogus neblaivus. Jūs įtariat? Aš taip įtariu.
Vėliau Audi A2 vairuotojas susimylės ir pūstels tik lengvą girtumo laipsnį, taip sutaupydama mažiausiai 1500 litų. Žodžiu, du girti jaunuoliai išėjo į kiemą mašinon muzikos paklausyti, o ta mašina užvestų varikliu su visa muzika šoktelėjo į priekį ir atsitrenkė į Fordą, kurio šeimininkai tai pamatė netyčia išėję iš laiptinės. Juk būtų nepamatę, to įbrėžimo niekas nebūtų pastebėjęs. Tačiau ši istorija apie tai, kad neblaivių žmonių pavojai tyko net sėdint automobilyje. Nuo kita istorija yra apie tai, kad niekas to karo keliuose nelaimėjo arba nors nesigirtų tuomi garsiai. Apie tai, kad Palangos kelyje kažkur prie Romų gyvenvietės pastebėtas vinguriuojantis link Klaipėdos automobilis Mitsubishi Space Runner, kurio vairuotojas gali būti neblaivus, policija reagavo žaibiškai ir ekipažas buvęs Jakūžiedė pasileido link jo. Tačiau kažkur buvo prasilenkta ir pamesti jo pėdsakai. Gali būti, kad įtartinas automobilis Jakūžiedą pasiekė žvyrkeliais pro fermas, kur vėl išvažiavo į kelią vedantį nuo Palangos ir čia dideliu greičiu į žiedą įlėkęs Mitsubishis trenkėsi į žiedų važiavusi A klasės Mercedesą, kuriuo šilališkių šeima, tėvai ir dvi mergytės važiavo į svečius Klaipėdoje. Važiavom iš magistralės, įvažiavo į antrą juostą ir norėjau važiuoti čia į centrą. Aha, į Klaipėdą? Jo, į Klaipėdą. O tas iš kur atsiranda? Tas, manau, Palangos tiesiai man iš šono. Supratau. Jūs kalbėjot su juo? Ne, kalbėjau, kas jie kalbėjo. Jis kominis. Miręs ant prisprogė. Netrukus įvykio vietoje pasirodė policijos pareigūnai, kurie prasilenkė su nelemtoju Mitsubishiu, iš mašinos ištraukė visiškai girtą vairuotoją, kuris regis suvokė savo veiksmus ir savo elgesį įvertino vienu žodžiu. Kas toks esat, pons? Gaidys. Gaidys? Gaidys esat? Apvoki ką padarai, voki ar ne, voki? Valkotas, gali pasakyti, teisės šeisės. Jūs valkat esat? Jo. Dabar jau švelnėja tonas. Sakėt, kad gaidys esat šiaip? Ne, gaidys. Jo. O ten. Va taip pat. Na, vada koks tavo. Švelnonė. Ugrins gaidys. Nu? Šilaik. Kumštukus spaudžiat? Kumštukus spaudžiat? Nu. Įvykio vietą iškviesti medikai ligoninėn išsivežė mamą su abiejomis dukrelėmis. Mažąją dar ne 2 metukų neturinčią mergytę išsaugojo tai, kad jis sėdėjo specialioje kėdutėje. 9-metė jos sesė dėl kūno sumušimo liko gydytis vaikų ligoninėje. Tuo metu pilietis Paulius, Klaipėdos rajono Girkalių kaimo gyventojas, štai šitai pavairavę savo automobilį, ne tik, kad diskutavo su savimi, bet porą kartų buvo ir prisnūdęs. Kelkis, žinai, kad padarė avariją? Jo. Žinai? Jo. Žinai, kad sužeidė vaikus? Mažus vaikus, kad sužeidė, žinai, žmogau? Ką? Ar girdi mane? Norėjau. A pats turi vaikų? Neturiu, dedu į nero jėmną. Neturiu. Neturi vaikų. A pats gyvenime ką veiki? Ką veiki pats gyvenime? Sunku. Pilietis Paulius vairuotojo pažymėjimo pragėręs nebuvo, didelių nuobaudų neturėjo ir kadangi pilietis savo kojomis nebepaėjo, jis į policijos automobilį buvo nuvilktas vilkte. Medikai jam nustatys sunkų girtumą, jis pūstels 3,14 promilių alkoholio. Klaipėdos rajono policijos komisariate dėl šio girto incidento, per kurį nukentėjo vaikai, pradėtas tyrimas. Kam? Mane. Tikiu. Aš tau sakau, ko Tikiu. Tu niks netik, tu nesuprosi. Tu žinok, kur reikšna. Dabar mūsų laidoje įprasta reklaminė pertraukėlė, o po jos toliau laidoje matysite. Moteriškė išvažiavusi prieš eismą Šilutės rajone apvertė vilkiką su metalo laužu. Europos policijos akcijoje prieš greičio mėgėjus užfiksuoti greičio rekordai prie Klaipėdos. Laidą pristato didžiausias transporto skelbimų portalas autoplius.lt. Tiek buvo reklamos ir anonsų, na o mes tęsime laidą ir dabar visą tai, kas buvo pažadėta iki reklamos. Pagaliau palijo, o kad esant šlapiai kelio dangai, stabdymo kelias ilgėja, mes pamiršome ir priminimo neteko ilgai laukti mokyklos gatvėje pėsčiųjų perėje partrenkta 16-metė moksleivė. Jinai ten sustojėjo, aš čia
pristabdys, kaip ėjau tiesiai, nučiažinęs, kaip ant muilo. Bet jūs bandėt stabdyti? Bandėt, tik čia, kaip sakai, nučiažiau. Tiesiog nustumiau ją. O koks greitis jūsų buvo? Gal 45, kokį ne 50 nebuvo. Oi. Čia kaip sustojau, kaip čiuožiu, čia mat kaip palyjo, kaip ėjau, taip pamačiau jau, kai sustojau praleisti, jau čia man tiek beliko ir kaip dėjom stabdį, nieko, čiuožiu, ją kaip sakyt, panešiau į priekį. Tai dabar aš klausausi jūsų ir galvoju, dėl ko čia galėjo viskas atsitikti, ar pas jūs stabdžiai sugedo, ar vis dėlto per lietų ilgėja stabdymo kelias dvigubai? Šiandien technikinį praėjau. Šiandien technikinė praėjo? Jo, ką tik buvau technikinį, viskas stabdžiai normaliai. Taigi niekam tikęs priminimas, kad kai šlapiamės privalome stabdyti kitaip, kaip ir vairuoti. Mergaitė dėl kūno sumušimų ir galvos smegenų sukrėtimų palikta gydytis vaikų ligoninėje. Ankstų trečiadienį rytą Naujo Uosto ir Gegužių gatvių sankryžoje susidūrė du automobiliai, kuriuos vairavo dvi moteriškės. Kia Picanto vairavo vairuotoja turinti 25 metų vairavimo stažą, o Mitsubishi Charisma vos pusės metų vairavimo stažą turinti mergina. Avarija sankryžinė, bet regis ginčių dėl avarijos kaltininkės nebus. Nebūtų tokių dalykų. 25 metai ne vienos nuobaudos neturi. 25 metus? Taip, vairuoju. Ir nei kartą galą neatsimušė? Gyvenime, nei jokios nuobaudėlės neturi. O dabar kas? O dabar? Važiavau per žalę, lėtai, o tas sako, nematė raudono, kai atvarė, taip ir dėjo. Tai gerai, kad vaiks nusuko nors į nosį, netiesiai į mane. Nu, nu kaip nepamatė? Kolegė stomatologė, kolegė važiavo, aš irgi gydytoja. Sakė, Jėzau, daktė, jeigu būčiau priekį važiavus, tai sakė, būtų mane nunešusi. Ir paskui mane važiavo, viską matė. Per avariją vairuotojos sužalojimų išvengė, tačiau kartėlis aišku liks ilgam, juolab reikalų netekus automobilio kaip tik atsiranda aibė. Tai gyveni už miesto, kur autobusai nevažiuoja, tai iš punkto A į punktą B negali nukakti, kai buvo įprasta anksčiau. Beje, ir kitas siužetas bus apie tai, kad kai negali įprasti nukakti iš punkto plikiai į punktą jakai, gali patekti netgi į avariją. Trečiadienio rytą Joniškės gatvėje susidūrė džipas Hyundai Santa Fe ir jį lenkusi Opel Omega. Avarija vyko, kai džipas suko kalnan, nes moteriškiai reikėjo pasiekti Jakų žiedą ir ją tuo metu lenkė Opelis. Nu, aš pristojau suktis į kairę, nes ten nėra apsisukimai, Jakų žiedą man reikėjo patekti. Aha. Nu, pristojau, pradėjau rodyti posūkį, o jis lenkė. Lenkė. Sankryžoje lenkti negalima. Nu, mat. Tai sužeistų nėra, reiktų... Tuoj policija atvažiuos. Sužeistų nėra, tai reikia atpildyti deklaracijas. Na, aš neturiu lapą, aš gyvenim, nes patyrus tokių dalykų, naują mašiną. Jūs vairavot? Jo. Su žmona važiavo? Taip, su žmona. Darbus važiavom, nepavyko važiuoti. Jūs įkalbėjot su žmona ir va turit, ką turit. O matot, kad rodo posūkį ar dar kažką, kad tas džipas stovi? Matot, stovėjo viena mašina, stovėjo priešais jį džipas, buvo visiškai neaiški situacija, ta prasme, kad jisai suks, nebuvo jokių požymių, aš tiesiog važiavau pro šoną ir jis man suko ir jau kabino galą. Suko kabino galą, jau tu lenkėjai, tai aš gerai, kad nebuvo, žiūrėk, va toks, kad karavanas neparėjo. Nebuvo, buvo tuščia, tu aš parvažiuoju iš ten, kelias tuščias, čia stovi dvi mašinos ir aš jau pradėjau važiuoti pro šoną ir man kabino į galą ir viskas. Sankryžose lenkti draudžiama ir basta. Jeigu kam neaišku, ką reiškia šis žodis, lai užsideda kabutes. O mes norime atkreipti dėmesį, kad ši avarija atskleidė tai, jog jaunuolis važiavo su automobiliu, kuriam yra pasibaigusi technikinė apžiūra. Būtų nelenkęs neleistinoje vietoje, būtų 100 litų sutaupęs. Šis virš 23 tonų metalo laužo vežęs vilkikas, vairuojamas Jurbarkiškio, tokioje pozoje atsirado, kaip pačiame įmantriausiame Šilutės rajono posūkyje naktį. Moteriškės vairuojamame automobilyje suskambo telefonas. Ji išvažiavo į priešingą eismo pusę ir vilkiko vairuotojas, vengdamas neišvengiamos kaktomušos, pasirinko griovį. Stebint, kaip čia viskas atrodo labai laimingai, nes avarija įvyko tai naktį. Aš atvažiavau, moteris į mano pusę išvažiavo, arba ant jos važiuoju, arba iš mano pasidariau ir viskas. Ta prasme, jinai važiavo priešais? Priešais į mano pusę pasidariau viskas. Kažkur neturėjau kur nubėgti. O kodėl nusprendėt, kad moteris? Susiprašė prie moteris. Tai avarija čia netgi buvo? Na, aišku, tai kaip buvo. Tai todėl ir deklaracijas užpildėt ir viskas, viskas tvarkoj. Supratau. Mes policijai pranešim, sako, sužeistų yra. Nu. Sako, nėra, sako, drausta kasko, nedrausta, tai sako, susiprašau schemą ir viskas.
Elementarus padarumas dar yra neužmiršta savybė šio krašto paprastų žmonių galvose. Netoliese gyvenanti moteriškė sukėlusi avariją nenuvažiavo iš avarijos vietos, nors kontakto su vilkiku nebuvo. Jis sustojo, pasidomėjo, ar visi gyvi, tada buvo užpildyta eismo įvykių deklaracija, kurioje kaltę dėl šios avarijos prisėmė dora moteriškė ir beliko tik likviduoti avarijos padarinius. Štai čia ir prasideda darbas labai kūrybinis. И по работу, не нужно карабинки кеш. Карабинки герявся, ёбай. Карабинки кеш, карабинки. Не луз, ты куда водяр, сука, бил. Петрей! Стоп! Не Петрак, помочу! Ну трак, тросas trūk. Reikia dvinę ant žemės, kad kas nuliktų. Iš šitos pusės. Dabar Petras turi patempt. Давай маниту такую, маниту, потем. Ne visos mūsų krašto techninės pagalbos kontoros sutiko padėti jurbarkiškiams, abejodamas savo kompetenciją, o į pagalbą sutikusiems klaipėdiškiams buvo pasiteltas netgi medienos krautuvas, įtempti linai kokiai valandai buvo užtvėrę kelią su Prūsų Lietuva, kai kas neištvėręs laukimo eilėje brido per pievas ir arikus. Ko braidot po upelį? Kur jums čia taip reikėjo nueiti dabar? Gyvenu, ką mes klausim autobuse. Autobus. Gerai mokotės? Labai. O tuo metu reikalai judėjo tik į gerą. Kuo darniau buvo traukiami linai, tuo greičiau bus atidarytas eismas į Šilutę ir atgal. Pripažinkime, kad labai senai teko matyti policijos pareigūną, kuris Klaipėdos gatvėse matuotų greitį su rankiniu greičio matuokliu, bet juos ištraukti iš stalčiaus privertė Europolas arba Europos kelių policijos padalinys, kurio iniciatyva visoje Europoje visą savaitę vyko akcija, visai ne atrakcija, prieš greičio mylėtojus. Todėl priekabesni greičio viršytojai galėtų prisikabinti, ar greičio matuokliams atlikta metrologinė patikra. Patikra atlikta 9.12.10 galioja iki lygiai metus, iki gruodžio 10 dienos šių metų. Netrukus Šilutės plente tas visaip patikrintas greičio matuoklis užfiksavo pirmąjį pažeidėją. Toje vietoje, kur greitis leidžiamas iki 50 km per valandą, lėkta jį viršijant visų 30 km. Negirdėjot, kad akcija vyksta šią savaitę? Girdėjot? Labai skubu. Supratau. Dabar truputį susitrukdysit. Bauda nuo 21 iki 30 viršijimas, bauda nuo 100 iki 300 litų. Kaip visada, skubėjau, kol tokie reikalai dėjosi Šilutės plente, kelyje į Šilutę prie Gandraližio, nuo greičio viršytojų, vargšo biudžeto pildytojų tiesiog kaito mobilaus greičio matuoklio aparatūra. Čia fotografavosi ir bimbalai, ir net vilkikai. Fotografavosi vietoje, kur greitis ribojamas iki 70 km per valandą. 99? Taip, iki 70 galima čia. Fūros greitis 99. Šioje vietoje nusifotografavo ir kol kas akcijos rekordininkas lėkęs 140 km per valandą greičiu, kas jo laukia lygiai dvigubai viršijus greitį. Ir bauda šitam eina? Nuo 1000 iki 1,5 arba nuo 1 iki 3 mėnesių tiesiog. O, 100. Kas? Mercedesas šiaip bus. 100. Lygiai 100. Lygiai 100. Peugeot. Kitas 96. Audi. 99. Tai Golfą ir paėmė. Beje, pasitaiko tokių vairuotojų, kurie nusifotografavę grįžta prie policijos kadžio, kad pasiderėtų dėl baudų. Tai kvaila, nes nuotraukos iš šios fotoateljė iš karto išryškinamos Vilniuje. Fotosesija ten pratęsiama. Per 6 darbo valandas šioje vietoje policijos mobilaus greičio matuoklis įtaisytas automobilio Volkswagen Caddy užfiksavo 50 greičio viršytojų, iki pietų 14, po pietų 36 pasiutėlius. Europos policijos inicijuota akcija Greitis baigėsi vakar, sekmadienį, tad apie jos rezultatus mes jūs informuosime jau kitose reido laidose. Nu tas. 99. Šioje laidoje nebuvo nė vienos avarijos su motociklais. Linkime ir toliau taip vairuoti, o mes susitiksime kitą pirmadienį 15 minučių po 8 valandos vakaro. Baltikum televizija rodys reidą. Laidą pristatė didžiausias transporto skelbimų portalas autoplius.lt.